Galima triukšmo Vilniau! Sveiki visi, malonu labai visus matyti. Iškart noriu jūsų paklausti, ar kažkas matėt mūsų laidą internete su Stasiulyte ar Mikaičiu? Galit paploti? Penktadalis maždaug. Atėjau Henrio pasiklausyti, matau. Tai, man atrodo, ilgai per daug nelaukiam. Noriu, kad šiltais plojimais pasitiktumėte kitą šios laidos vedėją. Tai yra Žilviną Kerbelį. O, labas, sveiki susirinkę. Norėjau paklausti, ar matėte tų mūsų epizodus. Klausėte jau? Klausėte. Nes repetavom. Tai gerai, tada noriu, kad dideliais plojimais pasitiktumėt legendą Henry Match! Prisėsk. Patogiai. Gerą dieną. Jaučiu visi galvojat, ble, čia netikras Henris. Klausimą turiu. Patogiai čia, nes radistų nėra, ne dabar? Jo. Jo, nėra. Ateis Mackevičius gal vėliau. Bus nepatogiai ten. Nėra, jūs čia prisiparkos tiesiai. Šiaip, kas nori, kas girdėt, gauni įdėt. Kaip? Gauni įdėt. Ar gaunu įdėt? Jo. Čia su krupšiniu susiję? Su gyvenimo būdu čia gal labiau. O Čia apie moteris baris, ne? Kaip? O, ar gauni įdėt? Čia... Nežinau, čia Žilvino klaus. Mes taip sakydam, kas girdėt, ar gauni įdėt. Okei. Mes sakydavome, knachui su tokiai pradžioj. Šiaip gal panaikinkim dramblį kambarį. Henry nauja šukuosena. Kur kerpėt? Jo. Kirpyklai dažniausiai. Ne. Gerai varai Instagram'e jau paprominsim tada jau. Man atrodo. Gerai taip varai? padėsi. Jo, gerai varai. Jo. Nice. Jo, nusprendžiau pakeisti kažką. Du Batai kartus pakeičiau lytį, bet moteriams sunku būti vis dar. Batai, matom, irgi įdomus tavo. Jo, čia kaip pasakyti, kad tau depresija, nesakant, kad tau depresija. Kas pirštui buvo prieš pat renginį? Jo, vakar aš siuvau, po to manęs siuvo. Žodžiu, siuvau šitos kelnes, biški, reikia čia patrumpinti, sumažinti, yra toks ardiklė, žinai, siūlom. Tai praėjo skersai jau taip, aš galvoju pradžiu, žiūriu taip, maža žaizdelė, taip, nėra čia, kad tvarkytų, bet to taip pat sulinkiu pirštą, kaulas išlenda, galvoju, gal nuvažiuosiu. Bet prieš bintą, prieš viską aš pradžiai kompą atidariau, pažiūrėt, ar draudimas dar yra. Nes galvoju, ir 500 eurų ir pačiam siū tokie vaizdus atsakymas. Ar PSD susimokėjai ar ne? Jo, tai nuvariau, susiuvo, merginos, kur vakar susipažinom, buvo ligoninėje esat, paplogit. Nice. Tai va, biški dar žmonių atvedžiau. Ir ką, po to grįžau namo vakarė, man subintavo žos, kai grįžau namo, bandžiau prirūkiau bintą, blėt, užsidegė pirštas. Teko nupjaut, numečiau ant žemės, kojom sugisinau, teko vėl važiuoti į pirštą prisiūti. Bet čia gerai, nes stiklo vatas sudėjo normaliai. Ne, plasmasinės kažkokias. Šiuolaikiniai nano. Shape of my heart. Ką darbė? Ne, tai žinai, ką be ligoninės dar veikiniai dabar? Ką aš žinau, bandžiau SMR karjerą pradėti, bet man USSR gaunasi. Žinau, mano planas sujungti Čekiją su Slovakija atgal ir didžiajant ten. Man atrodo, rinka tiesiog visiškai laisva, čia kai su bitkoinais, tiesiog jaučiu, reikia dabar čiūpti, nes patau užims. O tai Austrijos, Vengrijos imperijos negalvojus vėl sudėti tada? Tas pats galas, man atrodo, daugiau žmonių dar. Kosovo su Serbija dar nors sujungti, Kosovo Serbija man. Kosovo? Panojo. Kosovo. Kosovo. Jo. Serbija. Albanija. O paaiškinsit propusas šitos, ar jie susiję su praeitais gal renginiais, ar kaip čia? Šautuvas. Šiaip šautuvą YouTube negalima gerodyti, ne? Jo, čia pistolets, tai mes pamatom peržiūrus ir nusišautum. Gerai. O karūna? Karūna šokoladas. Čia jeigu... Gerai. Šiaip tu dabar daug veiklų visokiausių darai, visokių kūrybinių, ir pieši, ir siuvi, ir streaminį, iš medžio darai visokius dalykus. Turi dabar, pavyzdžiui, savo tą mėgstamiausią, va tokį, kur mėgstamiausia tavo dabartinė veikla galbūt. Mėgstamiausia dabartinė veikla? Jau galvoji kažką Ne, juokingo, tikrai ne? sunku, sunkus klausimas labai. Toks nepatogus gal net. Kaip
Su radystės. Nu, žodžiu, nežinau, dabar šiuo metu streamint tikriausiai. Streamint man ir terapija, ir su žmonėm pakalbėti, ir dar kažką, ir baną gauti už tai, kad raudai pririštą nuogą moterį. Įdomis. Pririštą nuogą moterį. Nu, filmas Spoon yra. Rekomenduoju, kam Transportingas patiko, arba Requiem for a Dream. Transporteris, kam patiko? Jo, Transporteris, Volkswagenas, jo. Transporting. Transporting, Pasirinkšyta. taip. Jo, Born Sleepy ta daina. Nekreip. Tai jo. Na, nežinau, šiuo metu tapyba biškiai apleista, aš nežinau, šiuo metu pasiūt patinka, man nežinau, meditas. Bet ką rankom daryti, žinok. Handjobais aš vadinu šitą dalyką, man patinka handjobint. Nes toks pasiūtis esi. Pasiūtis ant savimą, jo. Šiaip Šiaip norėčiau iš tikrųjų rimtai, mano planas vienas iš planų irgi čia mašinėlę nupirksiu siuvimo dabar, tinkt vėl 3 metam ir po to siūt 4 reichui drabužius jau. Henry Boss persivadinti. small boss, ne Hugo Match. Klausinėjom apie veiklą, bet tikriausiai ir daug galvoju ir turi idėjų, kažkokių minčių. Jo, idėjų yra, aš net jas surašiau. Ačiū, kad paklausai. Tikrai nesurežisuota šitą. Jo. Ne, šiaip iš tikrųjų, kad negalvotum, nesurežisuota tikrai. Aš nežinau, ką Hebra parašė, jie nežino, ką aš parašiau. Mes patys nežinom, ką mes parašėm. Jo. Tai jo, nu, iš tokio lengvesnio pradėsim. Jeigu atsisioji, nu, pavyzdžiui, moteriai į burną, jai... Pavyzdžiui. Nu gerai, vyrui ten, nu nesvarbu, nu, bet ar mažiau tam žmogui, kas geria šlapimą, nori įsisioti ar ne, nes, nu, žinai, druskus išdžiovina plus šlapimai ten visi. Ir vandens garsas irgi dar šlapimą, norėjimą šlapintis didina, tai man to dar ir tas. Tai gali būti, kad labiau norisi. Ai, nuo to garsų, kaip girdi, kai vanduo šlapins? Taip. Jo, okei. Nu, čia tokia... Reikia pridurti. Čia toks nepatogus jau. Čia jau nepatogus pokalbį. Aš nežinau, reiktų pamastyti, reikėjo pasiruošti gal atsakymą kažkokį. Nu, bet gerai, jeigu tada apie šlapimą šnekam, dar aš pagalvojau, kad man nepatinka, kai žmonės daro plastinės operacijas. Nu, iš tikrųjų viskas tvarko, jeigu yra ten stiprus kompleksas, jo, bet aš, nu, tai yra ten rinoplastika, dar kažkas, aš jeigu daryčiau, tai urinoplastika. Čia kai biški ten kažkokį sekretą keičia ir tada mežalai kvėpia kitaip, ten New Car Scent, pavyzdžiui, ten Cherry Blossom arba Lace su krabu. Tada gali myšti ten ant sienos, žinai. Taip, kaip mailiukus įdėtų tualetą, tai tiesiog įdėtų šlapim, tai kad teka šlapimus. Jo, tai nereikės jų pirkti, tiesiog bet kur mežyta prasme ir visur skaniai kvepia. Bet tai ką, tada išeinant į miestą rūbų savo apmyštat? Galima. Nu tai gali apsimyšti ir čia tik pliusas bus. Jo. Ir pliusas eiti. Jo. Pliusas. O pliusas ant pliuso? 3 pliusai man daugiausias. Pigesnis solo. O dar klausimas toks, žiūrėkit, jeigu yra vaikiškas šampanas, kodėl vaikiškų gandonų nėra? Nu yra vaikų gandonų, bet... O, laiškas. Čia gerbėjai laiškai jau pradėjo. Geras. Man skaityti reikės. Gavėjas Henry Mačka, du Comedy Club, vidurinė kėdė. Ok, tai siuntėjas Jolanta. Nuo ko čia? Jolanta? Nuo Jolantos? Kokios Jolantos? Iš kur man žinot? Kokios žymės Jolantas yra, ar nežymės? Jolanta. Leonavičiūtė. Nuo Leonavičiūtės gavai laišką. Polė, dovanų kortelę į Lidlą. Lidlą dovanų kortelę ir... Tai šiuo metus jau viskas aprūpintas. 20 eurų. Ja. O kur tu matai, kad 20 eurų? Aš žinau. Gerai, čia nuostabu šiaip iš tikrųjų. Čia nuostabu. Ką aš galėsiu paimti 20 eurų? Suktuką? Graštą, jo, realiai graštas arba lašišos. 400 kg bulvių. Čia blogai iš tikrųjų. Dar pasodinį padarai. Laiškelį parašytų. Čia dar laiškelis. Mielas Henry, iškrūšk mane su savo pimpalu ir paimk iš Lidl arbūzą. Tavo Jolanta, ho. Čia kalėdų senelis parašė. Čia nykštukiai. Crazy gerbėjai tavo. Gerai. Gamba, kokį crazy tikrai. Jo. Pasilgo tavęs, Henry. Nu, aš pasilgau iš tikrųjų, ne, šiaip fainai iš tikrųjų. Aš jaudinaus, kai reikėjo laukti, dabar man šiaip labai jauku su jumis. Aš malonu, labai malonu. Iš Žilino iš vis šilomas kleidžiasi kažkokia. Mes prakaituojam. Jo, iš tavęs naftalino kvapas kažkodėl jo. O kodėl paimk ir iš Lidl arbūzą, paaiškinkit šitą bairį. Arbūzą irgi išpysta, ar ką mes išpystumėt?
Ką žinau, gal iš tai ir davė, tai 20 eurų. Tai Jolantos klausia A. mūsų. Ji gal čia kažkur. Tu arbūzai tokie brangus dabar? Dabar sunkus arbuzais. Sunkus Žinok, arbūzai. daug kas įvyko, kai buvai dingis Okay. ekonomika. Jo, šiaip labai daug kas pasireiškia. Tai aš spėjau, žievelė auga, ne arbūzo mažėja kaip. Ir daugiau sėklų viduje. Okay. Jo. Mano sėklų, jeigu aš išpysiu, ne? Jo. Gerai, ačiū labai, Jolanta. Nu, būtinai parašyk man į PM, pažiūrėsim ten appointmentą kažkada, kai kada mano pimpalas laisvas bus. Esi reikia Rasim rezervuoti. laiko. Jo, reikia rezervuoti, pas jį ten labai daug veiklų visokio. Myžymas, baseinas. Šiaip tok ne į temą, bet neįžeidžiant, bet Jolanta, moteris čia šiaip odinis bibedėklas. Nu, čia reikia temą pakeisti. Balandžiai, nahui. Dievas jiems sparnus davė, ko jie vaikšto, nahui. Čia ką iš jo, ble, nu jie debilai, ne, sparnai yra. Vaikšto, ble, kurlai, ar kokie ten garsai. Šiaip, Henri, koks tavo požiūris į Amerikos veiksmus artimuosiuose rytuose? Aš politiką nesidomiu, kas ten įvyko. Aš mačiau, kad jie mėnulį dabar naftos ieško. Mėnulyje? Jo, nu, o kam jam kitaip skrenda ten? Kažkoks buvo įvykis, jo. Beje, kodėl, kam jūs man butiratų įpilėt, aš jau, blėt, švarus. Čia Ar vanduo? kas? Vanduo, okei. Jo, okei. čia vanduo. Šulinio? Naglio. Jo. O šiaip, kodėl tą manimą Vokietija nesugebėjo žimti Stalingradą ir po to mūšio prasidėjo Trečiojo Reicho griūtis? Kodėl kas negalėjo užimti? Kodėl nacistinė Vokietija negalėjo žimti Stalingradą? Stalingrado ar Kaliningrado? Kaliningradas buvo užimtas, Königsberg vadinosi dar tuo metu. Ne, nebuvo man to. Nebuvo? Nežinau, prikolnai. Okay. Ir nežinau, neužėmė, nes nežinau, gal tingėjo, gal, blėt, nežinau. Ten tvora elektrinė buvo, jie neturėjo pirštinių tų plasmasinių ir žeminimo. Beje, šito, žinot, čia spoileris, bet žinot, kaip elektriko laidojimas vadinasi? Čia spoileris? Jo, žeminimas. Čia tiesiog. Šiaip turi mėgstamiausią kelio ženklą savo. Kelio ženklą mano mėgstamiausias stop, nes man patinka apeiti jį. Tai mane stabdyti. Bet aš, nevairuojant, vaikštant. Bet aš vaikštų irgi pagal kelią eismo taisyklės. Ten neviršiu niekada šiam kilometrų per valandą. Jo, autostrada ten irgi, tipo, ramiai. Šiaip dar toks, į temą dabar gal, kaip manai, Japonai prisimerkė, nes matė atominės bombos sprogimų, už tai jie tokie. Pas juos ten rezoliucija kitokia, 16:9, ten kažkas tokia. Jie mato tą patį, bet biškai plačiau, man atrodo. Jie panoraminį vaizdą tiesiog mato, nes... Jo. Jiem jeigu panoramą parodyti, jie apsišiks. Galos. Akropolį parodyk, vapšė. Yra, Henri, dalykas... Dar idėjau turiu. Kislekas priekise. Jo. Tai... Dar idėjau turiu, jo. Apie vaikus kalbėjome, apie vaikišką šampaną, tai aš pagalvoju, kad technologijos šiaip kažkaip nesaugo vaikų nuo pedofilų. Nes bet kokį puslapį užžinį, ten reikia accept cookies, tipo priimti sausainius. Ir realiam gyvenime jiems sakys, koks pedofilas, tipo lipki mašiną sausainių duos ir jis jau įpratęs toks, okei. Accept all. Accept all, jo. Ir po to nenuvalysi istoriją, žinai, ten. Čia visam laiką. Paskutinė jo vaikų tema, tai, blėt, kaip galima buvo sugalvoti abortui pakabą naudot. Čia, blėt, moteriška žvybos, versija, tipo, kur, tipo, Svetlana Kimba, nahui, traukia, blėt. Turėsit ką iškirpti, aš ten. Tada mums davėjai medžiagos ką iškirpti. Jo. Šitą Reelsus eis, manau. Top. Čia Unreal bus tiesiog. Unreal. Jo. Šiaip buvai dingęs kurį jau laiką. Žadi dar apskaitai šiaip grįžti į komediją, ar jau nelabai? Žiūrėsim, kaip šiandien paeis.
Kaip pasibaigs. Tai negrįš. Tai negrįžti. Jo. Ne, bet šiaip aš, kaip nujaučiu, kaip šiandien aš galvoju, irgi aš mąsčiau apie tai. Antanas irgi manęs klaus. Tai aš galvoju, jeigu ne į gryną stand-upą, tai aplink komediją galima pavaikščioti. Tai aplink kadų klubą vaikščioti. Jo, vaikščiosiu, žiūrėsiu pro langą, čia pigiau gaunasi. Jo, bet kažką darysim. Yra pora idėjų ten skėčių, dar kažko. Skėčių? Skėčių, jo, galvoju, skėčius lietinga vasara nusimato. Vietoj pakabų skėčius naudot. Jo. Šiaip patogu, žinai, tu įdedi, atidarai ir ištrauki, kad tu su vaiku, jo. Ir apsaugo naps. Jo. Vat žiūrėkit, jeigu aš stoviu stotelį, per lietų pavyzdžiui, ir ten kažkas rūko, tai aš pasyvus rūkytojas gaunasi, ne? Jo, bet jeigu aš kažkokiam plotė tūsinu ir ten kitam kambarį dučiuvai pisasi, aš pasyvus gėjus gaunasi, ne? Tipo. Aš dėl to parado vengiu, žinokit, kad netapt pasyvių tankų. Tai šiemet nebuvo. O tai kas turėtų nutikti, kad būtum aktyvus? Angliukų reikia, bent kiek. Jis ten aktyvintas. Jo. Aš jį vieną kartą išsigandau, iškviečiau minuotojus, sakau, pas mane anglys aktyvuota. Deaktyvuokit. Visada tylu taip. Aš čia pratęs ir pirmą stand-upą kažkaip tai buvo tylu. Bet aš manau, mikrofai nepajungti normaliai, tai negirdi žmonės už tai. Žmonės, man to net negirdi. Jo, čia dar neperšaunome stiklas, čia garsai šitas įdaviški. Dėl kokio dalyko į kalėjimą norėtum atsisėsti? Norėčiau atsisėsti kalėjimą dėl to, kad padūriau verchą, čia jeigu logiškai šnekėt, nes automatiškai būčiau verchas, norėčiau atsisėsti kalėjimą dėl to, kad pavogiau tortą. Iš vercho? Ne, pavogiau tortą, bet su tortu, kad mane pasodintų. Ir aš ateičiau su tortu, mane iškart gerai priimtų, bet man tokie, o kur peilis, Henri, kaip jausim tortą? Aš sakau, viduj tortą čia taip veikia. Praneša taip dalykus. Jo. Šiaip norėčiau atsisėsti kalėjimą dėl to, kad žostkai ahuienas esu, pavyzdžiui. Žinot, įsivaizduok, tu užeini kamerai, ten tokie, žostkai ahuienas atėjo. O, Henris. Tu įpysimės, jo, aš nežinau, kad... Ne, kalėjimas šiaip faina kartais, aš manau, kai kuriem žmonėm. Tu filmavaisi, man atrodo, skečą kalėjime. Jo, čia buvo šiaip faina, nes čia buvo dar iki to, kai ten nugriovė visus, tipo užrašus, visą kitą, ten labai faina buvo paskaityti, pažiūrėti paveiksliukus. Jo, buvo cool. Kokiu tu ten paveiksliukų prisižiūrėjai? Tu su Baumila, man atrodo, nefilmavaisi. Su Baumila? Jo. Tai tu pasyvus iš dalies tapai. Jo, pabuvau. Aš dar jo šuniuką vedžiojau, tai skaityk, aš jau tarp jų vienas. Tai čia ne metafora, jeigu ką. Rimtai šuniuką vedžiojau. Nežinau, ten buvo faina, šiaip iš tikrųjų skilutė viena ir buvo nupiešta taip tarsi moteris ir tas skilutė čia kur kišt reikia. Nežinau, ar tas skilutė... O parašyta čia įkišt. Aš manau, buvo aišku, kad tą daryti. Įdomu, ar tas skilutė buvo, čia, iš Šaušinko pabėgimo, pradžia, ar čia kažkas ten šaukštuje griaužė, blėt, kažkiek metų. Galima dabar kuponą panaudoti, arbūzą turit? Kas nubėgs gal? Ne, neturiu. Nėra Lidlo ir iki galėjo įdėti. Geriausia parduotuvė jo yra iki, nes net jeigu Lidlė kažką nupirkė, ten parašyta geriausia naudoti iki, ne, ten iškada. Jo. Atsipirko žmonėm bilietus. Dar tu, žinai, esi žinomas kaip muzikantas Crazy. Ar planuoji grįžti tą kelią? Žiūrėsim, kas liečia tekstus, tai 7 turiu, kas liečia dainas, tai gal 3 pakurtos, bet bitai vokti visi, tai paskutinis. Iš ko tu vokdavai? Yra kažkoks vienas atlikėjas, iš kurio vokdavai? Ne, tai tiesiog YouTube rašai Beats? Crazy beats for crazy people ten. Crazy kažką, jo. Arba free sounds for masturbation. Jo, Henry mačiau kažkas tokio. Tai planuoju, kažkada savo jėgom, aš dabar savęs nepušinu, duokit po 3 metų ten pagyventi, žinokit, ten miškus pavaikščioti. Pažiūrėt, ką aš ten užkasiau per tą laikotarpį. Dropą pasirinkti. Jo. O šiaip gerai, atsisakei komedijos muzikos... Neatsisakiau. Nesisakei? Pristabdėjai tik tais. Pristabdžiau, jo. Ką dar? Žinai, kaip sakoma, jeigu myli, paleisk. Jeigu tavo sugrįš.
Kiek dalykų negrįžo tavo gyvenime dėl to, kad tu leidai. Ble, visus buvusius čia. Visų pirma, savivertė. O ką aš žinau? Ūgis. Kas? Ūgis. Ūgis, jo. Ne, jis nebuvo pabėgęs. Ai. Nebuvo pabėgęs. Ūgis visada su manim. Bet tu su šitais batais jaučiu dabar už mane aukštesnis. Ne, nu davai pasimatom. Davai face to face, bet back to back. Čia kaip. Face to face, bet back to back. Jo. Nu, bet irgi su kaviniam pozom, bet nugarom. Ai, davai. Davai, pažiūrėjau. Nu, kuris? Ne, nereik plot, jūs pasakykit, blėt. Lygiai. Gerai. Aš su tavo batais, aš toks jaučiu aukštas būčiau. Čiujo. Užmečiau. Jo, geras. Aš ant trečio nakties ahuieną atsakymą sugalvosiu šitam prieš užmiegant. Bet tau netiktų prie plaukų spalvos tokie batai. Jo. Čia nėra ryžų žmonių. Tau balti kažkodėl, man atrodo, tiktų visai. Sakai? Ir karstas jo. Nežinau, net. Ir gulėtų už baltamotai. Blet. O, ir Simono. Dar vienas. Ir aš gavau laiškų gavėjas Henry Match. Opa. Kiek čia tu gerbėjai siunčia? Taip, siunties NBA, kaip išsivyč. NBA. National Basketball Adventures. Night Baseball Accreditation. Na, kaip blėt atplėšk. Ką, gerai. Nu, čia įdomu man pačiam pamatyti. Opa. Pas mane čia Will Smithas, bet parašyta Paul George kažkodėl. Ūgis 203 cm, VT 99,8 kg. Čia ant kiek Ataka yra ir defense. Okay. VT? Kaip? VT? Vaitai? Taip, okei. Kas? VT. VT, Nu, čia, jo. tai čia vait tikriausiai, arba... Vatniko lygis gal. Čia karo čia davėm nuotraukų, po renginio galėsi atsimti, bus priveš šitų. A čia šitą žaidėją galėsi atsimti? Jo, gali atsimti su karteliu. Komanda Pacers, jeigu kas nežino. Tai Ten priartinkit. Matot? kolekcinė. Jo. Kietai, bet aš, krepšinės žinot, kiek aš artėjo. Aš nei vieno įvarčio gyvenimą neįmetęs. Bet kietai. Bus ką išmes po renginio, aš malau. Bet voką pasiliks. Kelios tai aš pasiliksiu, jo. Jo, tu šiaip labai daug dalykų, jo, kaip kalbėjom, atsisakėjai, gerti irgi atsisakėjai visiškai Jo, alkoholį. net vandenį. Net vandenį. Negeriu, jo. Čia šiaip dėl pavaizdinau, jo. Nu, vanduo, narkotikai, antidepresantai irgi jau 3 savaitę. Tai galiu apsiverkti, jeigu ką, nekreipkite dėmesio. Koks laiškelis ateis jau. Jo, gali būti kažkoks Koks švelnesnis, ne iš karto. Jo, arba ten scenarijus Hatiko bus visas parašytas ir aš jį visą perskaitysiu kaip tik. O tu vis dar rūkai? Cigaretės. Jo, taip. Cigaretės, kava dar liko, dar aš priklausomas. Nu, šiaip aš alkoholikas, bet norėjau eiti anoniminius alkoholikus, bet sako, kadangi tu viešai paskelbė, tai nahui. Tai, jo, nežinau, reikia vardą, pavardę keisti. Tai reikia tą anonimus kaukę išsigirti. I'm anonimus. I'm alkoholikas. Pentagoną sulaužyti. Jau. Kiek cigarečių tau tilptų į burnų? Burna? Nesimatau. Reiškia, burna mano didelė, žinok, man atrodo. Man kažkaip jau atrodo. Mes negalim promotinti cigarečių, tai norim prasitestuoti su agurkais. Okay. Pas ką daugiau tilps? Pas ką daugiau tilps agurkų burnoj? Okay. O deep throatinti, ne? Ne. Gerai, tai mes po vieną praeidame, ne? Ar kaip, ar iškart kišti? Davai po vieną, jo. Davai. Nu, paragaut reikia. O iš kur agurkai? Negalim sakyti. Lidlo. Žinau, su žyda kuponą pirkai. Ten čia, kur padavanoji šitą su 20, ten kokie 2 eurai liko, ne? Tilps 3. Oho.
Čik. Ne, aš ant žemės namėsiu negražu. Čiki palikai, kad gražint foto. Kaip tau 5 gurkai tilpo? 4. Jo, ant ko treniravaisi, žinai? Aš žinau, šitą bitą tai ruošiaus namie. Okay. Okay. O ant ko treniravaisi? Nu, su juodaodžiais. Gerai. Gerai. Kiek tilpo? Vienas. Su juodaodžiais arkliais būtų iš viskombo, įsivaizduok. Ir vienaragiai būtų. Henri, tu šiaip dar ir aktorius esi. Gerai. Čia mūsų integracija Jono Gurkai. Jo, patinka labai filmuoti. Patinka, nu. Paliktas, sakau. Simonai. Tai, nu, čia toks, dabar tai seniai tai dėl ko, nes pabėgimas nuo savęs, tu būni kitas žmogus ir gali pamiršti po savo problemas, įsikūnį į vaidmenį. O tau lengviau save vaidinti ar visiškai kitą personažą? Nu, kai filmą keičia nėra, kad tai padavai, kad... Davai Henris tave vaidinti. Ne, kitą personažą. Dabar nespoilinsiu, bet yra, ateis. Dabar jau ateina filmavimai, tai pamatysit ir kino teatrė mane, manau. Tai, bet šiaip, of my heart. Patinka, žiauriai. Tai jeigu skaičius kažkur ten norit kviesti, laisvai. Įsivaizduokit, jeigu žmonės su turuto sindromu dar ir rašytų su turutu. Kur tu jam SMS parašai ryte, tipo kaip sekasi, jis toksai normaliai, va, atsikėliau. Šliucha tu bebys, op. Kavos tu eisiu, Ir tie emodžiai. Tekstų jo, ir emodžiai randominiai tiesiog spamina. Ne, šiaip iš karto užbėgant įvykiam už akių, ten va, dabar tie skandalai su liliputais, dar aš kaip aukščiausias Lietuvos liliputas turiu teisę šnekėti. Jo, tai... Šiaip, jeigu nežinot, kaip vadinasi liliputas striptizerius, tai midget spinner. Tai va, žodžiu, mano manimo galima juokauti apie viską, nes tai, kad jūs baudžiat, už tai jūs atskiriat tos žmonės. Jie visiškai tokia pat bendruomenės dalis, tai nereikia skirti jie, ta prasme, žmonės. Mes visi žmonės su trūkumais. Pažiūrėkit čia. Tai, žodžiu, čia normalu, mes visi individualus, tai nereikia išskirti žmonių. Mes turim individualią veiklą. Nu tai va. ISMB turi. Jo, ten dar kelnėse mažoji bendruja, neho visą. Tai... Bent jau bendryje. Nu nes kur... Nes pasiekėme, ne visada. Gerai, kad neuždaroji akcinį bendrovę. Jo. Tai va, ir dar toks mažiukas pastebėjimas, kad undinės gyvena tik stoviamam vandenį. Nu, nebent jos lesbietės, ar? Ačiū už pastebėjimus, Henri. Čia toks, kur, tipo, žinai, stajakas, tipo. Tu šiaip filmuose duoda improvizuot, va? Jo, šiaip patinka, kai duoda. Nu, priklauso nuo režisieriaus labai, bet šiaip dažniausiai duoda. Nu, ne taip, kad duoda, tu suimprovizuoji ir jau režisierius numato, tipo, ar paliekam šitą ar ne, bet man patinka įdėti, tipo, kažko savo, tipo, biškį pakeisti, ar porą žodžių ten įmest, ar dar kažką, arba ten apie įkybą ir papasakoti ten kažkur netinkamai vietoj. O savo, va, tokios išminties duoda pasireikšti per filmus, ar griežtai ne? Nu, priklauso irgi nuo vaidmens, jeigu aš vaidinu kokį išmintingą senelį, tai sako, Henri, gal kokį išmintį įdėsi. Jo, bet pagrindė, ne, žiūri personažą, kur paskutinis buvo filmavimas, nežinau, buvo mafijos bosas, pavyzdžiui, ispanų. Taip, tame ir buvo bairis, tai buvo komedija, jo, serialas, šiaip labai patiko filmuotis. Respektas režisieriui, Kidaminas, man atrodo. Nu, tikriausiai čia populiariausias vardas. Ir... Tikriausiai Muhamedas, vardas populiariausias. Gali būti, jo. Baltas buvo, atsimenu, tikrai. Tai... Mažas? Ar midget spinner? Mažas žmogus, bet ten kažkas didelį žingsnį, nu, ten dagalvosi patom. Visatai, pasauliai.
mažas žingsnis. Paliekam rakelį, dagalvos rakelį. Rakelį. Sumontuot pado, kad ahuienai juokingai būtų pabaigta ten roboto voice kažkaip su ChatGPT surišk. Ir plojimų daug įrašyk, nes reikia. Jo, jeigu ką, iš Olego special paimk, jis kažkur paėmė gerų. Galit dabar gal paplot, kad mes paskui galėtume įdėti. Jo. Labai gerai. Tiesiog bus valandą. Man reikia šito tipo nustebimą. Davai, tu. Orgasmą hujarino, davai. Turėsim. Gerai, turėsim. Jo, ir... Juoko reikia dar irgi, man atrodo, ne? Jo, norėjau paprašyti dar ninjas garsų, bet jūs ir taip tylit, nahui, visą laiką, tai turim. Šitą turim. Nančiakų garsų gal. Gerai, sorry. Činčiongų garsų, davai, toliau Žilvinai. Ir tu sakei, nori iš kažko tu pyksti ant mūsų susimam. Tu kažkokią nepykantą. Dar prieš pyktį aš turiu vieną paskutinę idėją. Ja. Prieš pyktį tokią svarbę. Aš pagalvoju, kad, trečiojo pasaulio šalis, čia tipo trečia pasaulio, trečia šalių versija, seniau gaunasi geriau darė, tipo, senesnis versijos geresnis, pirmos šalies, antros pasaulio šalies versijos. Aš galvoju, kad trečiam pasauliniam turi dalyvauti trečio pasaulio šalis. Ir ta vienintelį, kur išliks, taps antro pasaulio šalim. Tada bus tik antro pasaulio šalis, tada gali būti tik antras pasaulinis, o čia Vokietija, Sovietų sąjunga atsipys nuo Ukrainos pagaliau. Ir trečia OG versija turi dalyvauti. Tam, kad ir OG version 3. Ai, jisgi version jo. Ja, tai irgi. Bet jis version dėl to, kad čia tipo... Jis trečiose šalyse OG version 3 vadina. Okay. Galbūt nes version, nes jis išverstas, tipo, jis verčia savo dainas, tiesiog jis pats nerašo. Iš kokias slovakiškas paliubomo ieško repuko, kur tai morkas pasodino. Pizdapus, jeigu pamatys OG version šitą epizodą. Nuharins mum veidus. Gerai, dėl pykčio aš parašiau raustus jums apie jūs. Nieko prieš? Gal bandį, nes mes neparašėm. Čia. Gerai, paplokit gal, ne? Respekt. Aš šiaip negaliu pirštą sulenkti, negalvokit, kad aš gangsteris ir bandau nušauti kažką gerai. To žodžiu, pradėsiu nuo to, kad jūs abu atrodot kaip čiūvai, pas kurios garažai sudegė. Tai, biškiai, kažkodėl man labai panašu. Jo, pradėsiu nuo Žilvino. Žilvinis yra vienintelis žydas, kuris išgyveno holokaustą, nes banaliai netilpo į dujų kamerą. Daugiau apie žydus nejaukausiu, čia brangiai kainuoja. Simonas turi slaptą talentą. Linkiu toliau slėpti Simonai. Žilvinas visą gyvenimą svajojo palies moteriškus papus, bet svajonė išsipildė tik, kai jis pats juos ataugino. Čia gal banalesnis, bet Simonas tai komikas, kuris daro viską, kad jį neišvežtų į Grūto parką. Žilvinas atrodo kaip žmogus, po kurio tulikai reikia nuleisti vandenį nebent 2 kartus. Ir po to vis tiek pardavinėt namą nahui, smirdės. Simonas kitu atveju atrodo kaip žmogus, kuris kvepia mežalais, bet pasiteisinimui dažniausiai savo mežalais. Ačiū. Žilvino mėgstamiausias maistas yra bet kuris pagulėjo ant žemės mažiau nei 6 valandas. Teisybė. Ja. Kodėl 6 valandas paklausyt, nes kaip pasakojais, pato tas maistas tampa maliugu, čia ant prieš sveiką yra biški. Ja. Simono prime buvo, kai jis dar buvo gimdoj. Ja. Čia beje vienintelis kartas, kai jis buvo moterį. Šiaip meluoju, buvo 2 kartai, nes kai seselės pamatė Leniną, nusprendė pradžią išsigando, atgal jį kišo. 2 pagimdymai pas Simoną buvo. Jo, 2 gimtainiai, kas šiaip smagu. Ir kremavo vėliau. Jo. Mauzolėjai. Ne kremavo, balzamavo. Balzamavo, jo.
Kremavo čia taviškis, blė. Žilvinas ant tiek žemas ir storas, kad vieną kartą bowlingė kažkos čiūvas įkišo pirštus į jo 3 skylutės ir metė į keglius. Kurios 3 skylutės ir kur pas tave pats, tau geriau žinot jo. Simonas serga maža kraujystė, maža bibystė ir maža algystė. Bet jis puikiai supranta, kad laimė ne pinigose. Laimė, kai tavęs po mirties nebalzamuoja nahu. Žilvino buvo pagrobę ateiviai, kad supras, kaip veikia žmogaus organizmas ir iš ko jis susideda. Įkišo pirštus į jo 3 skylutės ir metė į keglius. Akropolio bowlingai. Jei Simonas galėtų apsikeisti kūnais su bet ko, jis apsikeistų būtent su bet kuo. Dar norėjau dadurt, kad žiauriai gerbiu Mantą Stonkų. Be galo stipri asmenybė, pavyzdys, atlikėjas. Vieną kartą vidury spektaklio jam nupjovė galvą, bet jis vis tiek dar 2 valandas atvaidino. Ant tiek gaidys yra. Tu dar negrįžai į komediją, jau tiltus degini visus. Tai ten nebuvo tiltų, Jo, ten geležinio uždanga, blėt, jau seniai. Jo, ir gerai, vėl juokauju. Čia aukštos moralės žmogus, blėt, nemeluoju, ta prasme, tiesą sakau. Čia tautos pavyzdys etalonas tiem, kas mėgsta etanolį ir vairuot. Bet kokį kaukės teatrą pavadinčiau jo garbė. Ir pabaigai toks deserčiukai, tai Stonkus, Hujonkus. Uždarom pirmą dalį ir po... Ar turėjai publikos dar raustus, ne? Ai, ble, aš paruošiu publikos raustus, bet nebloga, šiaip, ble, bloga. Jo. Tai ir publikos raustus paruošiu, jeigu norit, paplokit. Gerai. Ne, jūs faini labai, jūs labai faini. Na, aš aišku nematau jūsų čia. Čia show business. Dėl to gal ir faini, jo. Bet įsivaizduokim jo, kad jūs buvot labai tylus. Tai pasyvūs gėjai yra aktyvesni už jūs. Jūs ant tiek mirė, kad tai rydo komedija neatrodo kaip renginio pertrauka. Paskutinį kartą taip tylu ir liūdna man buvo, kai išlaidojau savo pirmą šuniuką. Bet ir tas nebent dar kažkiek garsų skleidė, lojo. Jei galėčiau grįžti į praeitį, tai įtikinčiau Hitlerį, kad problema ne žyduose, o šitoj salėj. Bet aš esu šitoj salėj. Jo, arba kad būtent šitam pastate trūksta poros dūmtraukių. Dūmtraukiai, Žilvinai, čia krematorijai, kurį tu irgi netelpai. Jūs esate tas tipas žmonių, kur per laidotuvės nerodo emocijų, neverkia, nieko nesako, ramiai savo tiesiog guli karste. Šiaip pavyzdėjimas daugiau apie žmogų pasako, ne jūsų reakcijos. Jo. Jei reikėtų pasirinkti, ar varyti su jumis į žygį, ar kad mane bomžas išpistų, drąsiai antrą reikčiaus, nes, bet kažkoks atgalinis ryšys, žinot. Jo, ir pabaigai, tuk-tuk, Stonkus Hujonkus. Kalbant apie metroseksualus, šiaip mažai kas žino, yra toks faktas, bet dainą I Want to Break Free Freddis Mercury's parašė dar būdamas gimdoj. Tiek jam moteris nepatikdavo, kuo greičiau norėjo išlysti. Jo, bet jis mane kaip asmenybė labai inspiravo. Aš noriu atidaryti šunų rehabilitacijos centrą. Pavadinsiu jį Show Must Go On. Jo. Ačiū. Jo. Prieš metus kažkur, kai dar buvau santykiuose, buvom su mergino nuėjęs į zoologijos sodą, bet buvo uždaryta. Bet aš pasiruošęs, aš visada turiu planą B. Tai išvariau su čiūvų pistis. Ne, aš netoks, negalvokit, juokauju. Aš iš tikrųjų aristokratiškų kraujų, aš į toromatus vaikštau 8 ryto, nes man nepatinka po kitų kišt.
Žinot, nemalonu, kai moteriai eina, ten jau viskas limpa, mižalai smirda, kažkoks čiuvas šonė krapšto maišą. Balandžiai, ble, reikia tėmą keisti, ne? Gerai. Buvau dar prieš mėnesį pagaliau pasiryžau masažę su laiminga pabaiga. Galvoju, pabandysiu aš tą dalyką. Jau viskas gražu buvo, dar masažuotojo fone pajungė filmą Titaniką. Ir jis ten į icebergą neįsipiso, jie daplaukė. Sai laiminga. Jis po to įsipiso į World Trade Centro 9/11, bet, čia daugiau juokinga buvo. Jo, dar kažkada Lego labai mėgau ir neseniai nusprendžiau atsiminti tą savo pomėgį, tai užsakiau Lego ir ten trūko detalės, aš parašiau Lego supportą, sakau, trūksta detalės, jie mane nahui pasiuntė. Aš galvoju, ten daugiau konstruktyvus žmonės dirba. Kai kuriem paaiškinsiu, konstruktyvus. Blet, aš jums dar apie chemiją bairį paaiškinčiau, bet manau, kad nebus jokios reakcijos irgi jo. Vieną faktą jums pasakysiu, pasiruoškit jam. Medus tai vabalų praryta ir išvemta gėlių sperma. Gyvenkit su to dabar. Jo, bet šiaip toks šizovas renginys šiandien, tai parašiau tokį daugiau šizesnį stand-upą iš tikrųjų, tai planuoju vokalo mokyklą atidaryti, pavadinsiu ją Johnson's Baby. Nes nedirgina akių. Pagalvokit trečią nakties apie tai. Bet šiaip Johnson's Baby nereikėjo pavadinti tiesiog John's Grandson, nes Johnson's Baby yra Džono anūkas. Kaip balandžių trūksta vėl. Jo, aš dar lemputės pradėjau kolekcionuoti, paprastas elektrinės lemputės, žiauriai pasinešiau ant to ir kol vieną dieną man genialiai mintis neatėjo, žinot, kaip filmukuose tokia lemputė virš galvos užsidegė ir pradėjau kolekcionuoti užsidegusias lemputės. Dabar užmiksinam, jie šviečia viską. Svajoju garsint stotelę kokią nors, įsivaizduokit, važiuojat troleibusų ir girdit per garsiakalbį kitą stotelę, netikėta. Ir vairuotojas random vietoj sustoja tiesiog. Ir visi salonė laižytis pradeda. Gan netikėta. Pas mane mama hipertonikas, tėvas turbo Pepsi. Geriau jau nebus, nahui. Aš jau siūlau pamiršti apie komediją. Šiaip manęs dažniausiai klausia, Henry, ko tavęs dažniausiai klausia? Į ką aš atsakau, dažniausiai manęs klausia, ko manęs dažniausiai klausia. Koks į tai atsakymas? Dažniausiai manęs klausia, ko manęs dažniausiai klausia. Ir aš visada be jokių pauzų sakau, dažniausiai manęs klausia, ko manęs dažniausiai klausia. Čia paprasta, ne? Akivaizdu, kad dažniausiai manęs klausia, tai ko manęs dažniausiai klausia. O dažniausiai manęs klausia, ko manęs dažniausiai klausia. Dažniausiai manęs klausia, ko manęs dažniausiai. Tai dažniausiai. Supratau. Gerai, ačiū labai. Plojimai Henriui. O Henri, ko tavęs dažniausiai klausia žmonės? Kada tu užsičiaupsi, manęs klausia jo. Pagalvoju, vis dėlto, komedija. Žinot, ką aš pagalvoju? Komedija, visi bairiai pasibaigia arba bybiais arba šūdais. Visai kaip gėjų seksas, ne? Tai bendrai komedija yra gėjų seksas. Tu pisies, bandai ištrauktą bairį, tikėdamasis, kad jis nebus šūdinas. Tai mano atsakymas, kodėl aš ne komedija. O šiaip yra kas, ko pasilgsi, pavyzdžiui, iš šou biznio viso šito, ar komedijos, visiškai nepasilgai nieko? Be Žilvino Kerbelio ir be... Pinigų, aišku, nepamirškit donaizint. Linkėjimai padrūškai. Čia dviem žmonėm bairis. Tai, žodžiu,
ko pasilgstu? Nu, aš pasilgau auditorijos, kur reaguoja įvairiuose. Pasilgau šou, kur ten, nu, kažkaip ten, nežinau, klausimų yra ten įdomių, ten, kur patogiai, žinai, gali tiesiog atsisėsau. Nereikia jokį kultą stoti. Jo, nereikia kultą stoti. Jo, kur šautavos nenukreiptas į mane. Pasirodymą metau. Šiaip jo, kartą per, nu, blėt, čia reikia. Šitas ne pirmą kartą. Dabar jau mane patogiai. Gerai, bet auditorija irgi nepiksim. Davai iš tikrųjų patraukiam jo, nebent jūs kažkaip planuojate jį panaudoti. Gali mane atsukti, manęs neperšaus. Jo. Nu tai va, čia laikyk. Jo, nu ko pasilgstu, nežinau, aš, nu pasilgau iš tikrųjų šito va, auditorijos feedbacko, bet šitas 3 metus ir užsėmiau to, kad pats galėčiau savo įduot. Ir daviau. Ir aš turiu feedbacką dabar. Jeigu kam reikia, kreipkitės, rašykit. Yra feedbacko, kažkur 5 gramai dar liko. Padėsim kažkur drops. Dabar matyt, kad dropsam galima apsauginius pasamdyti. Aš labai. Henry? O, jaučiu tokiu. Ten šlapė, žinokit. Ponas Mahmutas, gavėjas storiausias. Tai kuriam čia atnešė įdomu? Aš manau. Kuris storiausias? Nežinau aš. Gal man? Na, pažiūrėjau. Man atidaryti? Aš galiu atidaryti. O. Kumpio gabalėlis arba vaginas kažkokį. Kumpio gabalėlis ar 2 kumpio gabalėliai kitam? Supratau. Čia tokių klausimų tai reikia. Jeigu ne aktoristė, muzika ar komedija, ką tu įsivaizduoji dirbtum? Blema, vėl geras klausimas. Nu, apie 4 reichą jau kalbėjau ir siuvimą. SMR karjerą irgi nepaėjo. Nežinau, aš jau batsiuvė, man atrodo, gerų būčiau. Aš daug keikios, reikia su to kovoti, iš tikrųjų. Geras batsiuvys būčiau, iš tikrųjų. Nes atneša batą ir aš toksai, nahui, pašau. Nu, jie taip kalba, aš nežinau. O šiaip yra dar kažkokia sritis, kur sakai, kad išbandysi save, nežinau, virinimas gal koks ar dar kažkas? Virinimą jau bandžiau. Bandėjau virinimą? Jo. Kiekvienas vyras turi pavirinti kažkada. Išskyrus šaibus. Išskyrus ką? Nesvarbu. Aš šiaip ateitį matau. Ar šiaip norėtum būti koks mentorius, kurie yra internete daug mentorių, kurie gyvenimo išmintim dalinas? Nenoriu nieko, kas ment turi pavadinti. Ment. Jo. Mentos už tai. Mentos irgi, ne. Minto. Nu, žinau, užsiričiu, blemba, šiaip aš jau tam amžiui, supraskit, kad aš prašau kalėdų senelio, blėt, galestingumo ir nutrauk šitas kančias, bet, aš jau noriu miško, blėt, antis auginti, tokio noriu, bet tuo pačiu, pilnai neišeina, žinai, iš visuomenės. Tai visai norėtųsi kažkur trubelę turėti, kažkokią savo priedangą. Ne, gali tas jebanus pranešimas snus mygtuką įdėti, O kur tu slėpėsi, man įdomu? Aš po antrą kaldrą užsidėjau tiesiog, aš nuo to pranešimo slėpiaus, aš pamiegot norėjau tą dieną. Tiesiog garsą neišjungti, ne? Jo, tikrai, plius jis nemalonus, padarykit kažkokią elevator music tam, nežinau, kad malonu būtų klausytis, nes, panikas kleidžia, supranti tas garsas. Nokia, Tuntan, dar kažką. Shape of You paleis dainą, ne? Of my heart. Shape of You, jo. Galėtų jo, bet ką bus, bet kas galėtų būti geriau, nei, aš neatsimenu, Žilvinai, pavardėjok tą garsą, kur skleidžia, kai jis... Ne vibracijos, o tą... Droną? Žinutės? Ne, tos žinutės joje. Gerai. Man atrodo, ten... Pastai senas terapsas, bet man atrodo, tu nesislėpi, nes tu skridai to dronu. Tau buvo skrydis iš šito šou. Jo. Kaip Hasbulais irgi dabar drono vairuotojas. Tiesiog sėdė dronė. O šiaip, Henry, tu esi galvotas. Oh my god. Kas oh my god? Šiaip. Of my heart. Savo šito nepavaigiai. Tu galėtum daugiau savo gyvenimo išmintim pasidalinti nuo... Be abejo, ačiū, kad paklausite, kaip tai netyčia surašiau. Wow. Kaip mes susižeidžiame.
Jo, nu banalių, ten čia ne tik mano išmintis, bet ir išimtis jo, bet ir surinktos šiaip liaudės išimtis, išmintis, kurią aš remiaus gyvenime. Tai nuo banalių, kai jeigu pasimėtė į miškę, tai eik namo tiesiog. Labai, labai paprasta jo. Arba pavyzdžiui, bijok ne to žmogaus, kur sako 1000 skirtingų nesąmonių, o to, kuris sako tą pačią nesąmonę 1000 kartų. Jo. Čia pratingam. Nu, tai čia išmintis. Čia išminčių, suprantu. Čia išimtis vis dėlto. Išimtis, jo. Jo, kita tokia gilesnė egzistencinė. Vaikystėje, atsimenot, ypač postsovietinio laikotarpio vaikai, kai flomasteris nustodavo veikti, mes įpildavome į spirtą, net nenutuokdami, kad išaugus flomasteriais tapsim mes. Jūs šiaip gerinti žmonės esat, ne? Nu jo, bet tai tu dabar jau neveiki, nes tu nebegeri visiškai. Tai gal žmonės YouTube galvoja, kad trukščioja jiem. Gerai. Ne, veikiu, vis tiek, žinai, man atrodo, visus dalykus, kur galim įsivaizduoti, organizmas pats savaime gamina. Tiesiog reikia išmokti. Promilės, o ne irgi. Jo, man atrodo, etanolis irgi gamina. Bitcoinų negamina. Kaip? Bitcoinų negamina organizmas. Bitcoinų negamina, ne. Ja. Bitcoinų kinai siūna Nike fabrikoje kažkur. Nice. Vėl lagina, ne? Jo. Gerai. Bet šiaip jeigu... moteris labai gerbiu iš tikrųjų. Čia šiaip, of my heart. Yeah. Girls supporting girls. Merginos nebesda, jos žymė teritoriją. Ja. Pastebėjau, kad būt vergų yra kaip būt bananų. Su laiku jodas tampi. Ir tave pastoviai lupa. Pigiausia prekė į parduotuvėje. Sveria kilogramais. Jo, mūsės versijos skrenda pastoviai, kai jau jodas tiesiog. Jo. Jei matai langę mačiutį, jinai jau seniai tave mato. Čia kaip su bedugne, žinot, tik bedugne mentų neiškviesant tavęs. Jo. Nu ir mano pagrindinė išmintis iš tikrųjų sukaupta visų gyvenimo patirtim yra tai, kad akvaparkai realiai achujienai. Nu realiai achujienai. Nu tiesa, realiai achujienai. Akvaparkai kalniukai, džakuzi, vonios ir fontanas. Su vaikais ten vakar buvom. Čia įraštis buvo. Jums YouTube'ai paaiškins po to komentaruose šitą. Čiatas komentuojam. Jo, jau paaiškins po to šitą. Pamirškit visiškai. Mane pamirškit visiškai. Tu kažkokią dar vieną išimtį. Pas mane baigėsi išimtis, blėt. Ja. Bet aš kažkokią dar vieną išgimdysiu, žinokit. Aš istoriją galiu paaiškinti, pavyzdžiui, papasakot vieną. Aš kažkodėl neseniai atsiminiau šitą įvykį. Atsimenu, buvau darželį, aš vienus metus lankiau, kai man buvo gal 6 metai. Ir atsikėliau po to pietų mėgučių su rytiniu stajaku. Nu, gal pietiniu stajaku gaunusi, ne? Nes į pietus žiūrėjo, šiaip galėtų būti šiaurinis stajakas, ten vakarinis. Pietinio kronika. Jo, vakarinis stajakas čia daugiau, ką žmonai siūlai, ne? Tai žodžiu, tai atsikėliau su stajaku ir mus visada po tų pietų mėgelio siuntė tipo pasisiot, kad mes išsituštinom tumėm. Tai ir žinot, vyrai, kaip sunku pasisiot su stajaku. Nu, kai kurios moteris irgi žino, dabar jau tokie laikai, tų transformerių belenkiek jo. Tai žodžiu, vienas čiuvakas pastebėjo mano stajaką ir pradėjo juoktis iš manęs. Ir jis pradėjo dainuoti, tipo, Henris, Pydaras, šalalala, nu, tipo kažką tokio. Nu ir kas, praeina 2-4 metai, aš sutinku į gatvį.
Ir jis, ble, žinokit, sėkmingas, pora biznių, šeima, vaikai, o aš turiu depresiją, nerimo sutrikimą ir nekontroliuojamą juoką. Nu ir kas dabar juokėsi? Ble, šiaip iš tikrųjų, mangi dar vakciną vakar padarė, kai kaparavo. Šitą kaip jinai vadinasi? Dovydo. Kas ši Dovydas? Su Dovydo žvaigždė. Ne, pala, kaip jinai vadinasi, ble, lietuviškai, stajakas, tas irgi, man atrodo, stalbnek. Stabligė. Stabligė, jo, padarėm stabligę, tai nuo šios Tau dienos... padarė stabligę? Padarė vakciną nuo stabligės, tu nuo šios dienos galiu drąsiai sakyti, kad I'm unstoppable, I'm unstoppable today. I'm invincible. 10 metų sakė. Like on every single... Nu, Žiūrėjau, čia bairė, nesibaigia, reikia stovą gražinti. Dava, Žilina. Ne per daug žingsnių per dieną padaryti. Labą dieną. Buvo draugės gimtadienis ir vietoj vaisingų metų padainavom daržovingų metų, tai gimė neįgalus vaikas. Aš gimiau 96 metais, bet mane priėmęs daktaras buvo rusas. Tai galima sakyti, kad gimiau prie ruso. Dėkui. Man spėjai įsitraukti. Da, įsitraukė. Jau yra mikrofonas. Nors ką čia, jau galima, taip pat gerai. Vampyrai gėjai čiulpia Bibi 2 kartus. Sausiako su krauju, antrą gerai. Kodėl duona pavagė dviratį, nes ji buvo juoda? Kodėl liemenėlę vadinam liemenėlė, jeigu ji nedengia liemens? Pavadinkim krūtinėlį. Australijai tu čiulpi odams. Aš šiaip daugiau neturiu, bet improvizuosiu. Namie buvo labai didelis triukšmas, atidariau stalčią ten baterijos. Pala, sugalvosiu tu. Medžių genėjimą reiktų pritaikinti vaikų auginimam, iškerti dukrą, kad sūnus geriau augtų. Čia vietoj padarytas. Pasirodo už paliktą vaiką, balandžiai, ble. Pasirodo už paliktą vaiką negalima atsiskaityti batarkiam. Tipo, alimentus reikia, ne alimentus vaikai. Pulsą pažiūrėk, Žilvinai. Rytoj treniruoti nereiks eiti. Kalorijų pakankamai steginam. Mes turim tau paruošę tų... Ar tu turi kažką paruoštis vis dėlto? Mes nežinom. Šiaip aš nindzės garsus pats žiauriai pradėjo, jeigu norit, bet ką vat nindzės, ką daro nindzė, pasakykit. Šokinėja. Šaukinėja ar šokinėja? Šokinėja. A ar O? Šaukinėja ar šokinėja? Šukinėja. Ai, šukinėja. Gerai. Va. Veipų somelė galim įvertinti, kiekvienas savo nuomonę pasakyti. Aš kosiuosi žosk, aš nemoku veipų rūkyti. Nežinau, daug naujovė atsirado, kol buvo įdingis elektroninės cigaretės, kompiuteriai. Karas irgi atsirado jo. Tas nebuvo karo prieš Henrį.
Jo, dar kaltink mane, nahu šitą. Kaip tau šitas skonis? Skanus šitas, aš pajaučiau vanilės poskonį. Dvigubas skonis. Biškis režits nesišikna kažkoks, bet... Šitas prasprogimais, nežinau, girdėjot, kaip BM įpti. Tavo vėl nuo gerbėjų laiškai. Negi skanu labai. Skanus geras? Jo. Gerai, siunties žopą. O kas čia užklijota? Jos langelį užklijavot, kad nežinočiau, kas ten bus. Kodėl mes? Reikėjo gyvybės langelį užklijot, kai Simonas gimė, blėt. Dėkuoju. Mielasis, pagrok man ir rokelį iškirpk. Nu, žopą atsinti. Skaityk reikia. Bet pala, aš noriu pasigilinti. Jau beveik viskas paruošta, šviesa pritemdyta, įtampa kyla, rankos suranda vietą, kuriam rasti GPS nereikia. Ir tada jis su to keistu ritmu, kurio neįmanoma ignoruoti, sako, pagrok man šančianų. Ne, įjunk muziką, ne, uždėk mūsų dainą, o tiesiog šančianų. Šansonas taisyklingai rašyt kažkaip. Tu pirmą kartą girdytą žodį, blėt. Ir net nežinotum, ką jį turiu omeny, jei jos rankoje nematytum kažkokios mandolinos, kurią jie atsivežė iš Azijos. Pasirodo, tas daiktas su stygomis vadinasi šančianas. Tai čia šančianas. Nu, ačiū šitą faktą. Nu, tai kuris veipas dabar geresnis buvo? Šitą dar paragauk. Palačia elektroninė pypkė, jau iki to dėjo? Jo, sakau, daug kas pasikeitė, kol nebuvo tavęs. Man laiku tik akustinės buvo. Domenikai, ačiū. Čia Domeniko bairis. Mano dantis. Vienintelis vyras, kur mano burnoje buvo. Kaip vertintum šitą skonį? Blia, šiaip čia įdomiai. Čia gali Sherlockas Holmes. Čia visai įdomiai. Arba daktaras Babesonas. Strawberry Energy. Mane, pavyzdžiui, kas Vilniuje yra, žinot, mane buvo neįleidę į klubą vieną materialistę prieš gal 6 metus. O prieš 2 metus merginą turėjau iš Vilnius ir jinai irgi materialistė buvo ir celibato laikėsi. Tai, blėt, mane į 2 materialistės neįleidė apie gyvenimą. Jo. Vienu metu ant tiek daug rokiau žolės, kad tolerancija padidėjo. Gei tipo okei tapo man. Juodaodžiai irgi okei. Gerai, planais pasidalinsiu iš tikrųjų. Iš tokių, nežinau, banalus dalykai ten. Grafiti pieš deodorantų, pavyzdžiui. Nu, nes aš prieš vandalizmą. Toks nematomas, žinai. Va, ką aš noriu padaryti, aš noriu išleisti diską vyro garsai vienišom moterim. Žinai, tas pirmas intro bus tas rytinis jo atsikilimas, kuris ten fonė kažkur... Ten arba gabalas, kuris ten kitam kambarį kažką taiso, blėt, daužo savo plaktukų, pirštą pataiko, pradeda keiktis. Ten outro būtų garsas, kur tiesiog myžą atidarytom durim. Jo. Dar investuotojų dabar ieškau, žinot, dabar daug kavinių atsidaro. Ten yra visokio, buvo internet kafe yra, kur tu gali internetu pasinaudoti, yra kačių kavinė, ten kur su kačiukais gali pažaisti. Aš noriu atidaryti internet kafe, kur vietoj kačių asocialūs vaikai bėgioja tiesiog. Ten gali skanuką duoti jam cigaretę, ten intimioje vietoj paliesti, ar tiesiog žiūrėti, kaip jis guli savo ramiai ant betono mėga. Jo. Radio stotį dar norėčiau savo atidaryti. Marlboro Gold FM. Ten, kur, kad pastoviai studijai prarūkyta būtų ir kad, žinot, kur, tipo, ir sekantis bairis, sekanti daina, skirta Jolantai, groja Vydas Bareikis, įkvėpk. Sekanti daina, garažinė rūkuma. Ai, negirdėjau, kad tokia yra. Grupė buvo tokia. Negirdėjau. Dar noriu Einšteino salą atidaryti. Toks performances. Kažkur Vilniuje yra salytis mažos, ten tiesiog padėti kartoninę dėžę, parašyti ant jos sex dolls. Pizza. Pizza galima irgi parašyti ir įdėti ant tiesiog lėlios nurengtos ir į jas prapjauti, įdėti flashlightus į jos.
Vietoj galvų lemputės. Nes, lemputėgi išrado puikiai žinom, kas, ne? Aleksandras Ladiginas. Tai čia su Einšteino selo nesusiję kažkaip reikia. Balandžiai. Balandžiai, jo. Aš šiaip buvau dingęs 3 metus, nepasakau iš tikrųjų tikrą priežastį, bet aš, man atrodo, atėjo laikas atskleisti, aš bandžiau levitaciją įveikti. Aš pusiaukeliai kažkur dabar. Ne, rimtai, 5% moku levituot. Žiūrėkit. Wow. Dar biški visas kūnas skraidys, aš sakau. Pusė darbo yra. Jo. Nori gabalas kurt? Galim, bet jūs tada turit numest man apie ką jis bus. Tipo... O tai gal publikos paklausim, jie duos raktinių žodžių. Davai, 3 raktinių žodžių. Smuiko, raktas. Boso raktas. Publikos, sakom, klausim. Ai. Davai, piš. Vasara yra vienas. Agurkas. Snarglys. Jau perspėjo, moteris pirma. Moteris visada priekina. Pirmin moteris. Vasara, agurkas, snarglys. Važiuom? Jo, o ką, man tiesiog dainuot? Ne, mes tau byto duosim kokį nors. Davai, aš tada biškiai įsivažiuoju, aš paklausysiu jūsų byto ir tada jau... Okei. Ir tada įsivažiuosiu. Jau renginys į minusą išėjo, kai tik. Pasiruošęs? Ne, bet važiuojam. Vasara. Ne, jūs teskit, man reikia įsivažiuoti, aš ne iš karto sukursiu dainą. Šitą vasarą, agurkinę, aš traukiu snarglius. Į tavo kiemą tu atėjai, pas mane Ieva, nori būti pirma, bet netikėtai aš važiuoju į pasvalį, ten nėra ką veikti, bet čia irgi ir šitam renginį norėčiau aš, kad būtų batareikos. Super. Hitas naujas. Buską iškirpt, jo. Tai jūs pabaigėt spėjo, ne? Jo, mūsų pabaiga. Žinok, mes nebeturim energijos. Jo. Bet nenori šnekėti daugiau, ne? Gerai. Bet aš tada parašiau atsisveikinimo žodžius. Atsisveikinimo kalbą? Jo, vėl 3 metam planuoju išeiti. Reiks stovą. Aš noriu, sujungti Čekiją su Slovakija ir būtent didžiai. Aš jau sakiau, jo. Tai jo. Ne, stovo nereikia. Aš taip paskaitysiu. Viso gero. Ačiū, kad atėjot, ačiū, kad išklausėt, jūs buvot labai gera publika. Ačiū, Henri, tu pasidalinai savo išminties sėklą su mumis. Ačiū labai, kad atėjot, iki kitų kartų. Iki kitų kartų, ačiū, iki gero vakaro.